Sveiki, šiandien kilo mintis sekmadienio rytą praėjus kelis ratus gamtoje, padarius ryto rutiną, tiesiog pasidalinti su jumis savo nuomonę, kuogi vis dėlto Fitline yra kitaip ir kodėl ši PM International su Fitline produktais iš principo išsiskiria nuo visko, kas yra dabar rinkoje. Kodėl tai galiu sakyti su pilna atsakomybė ir tai nėra kažkokia emocija, dėl to, kad galima paimti tiesiog nueiti pasižiūrėti kompanijų reitingus ir tuo įsitikinti. Tai yra nuo 93 metų iš principo buvo visada vien tik tai augimas ir čia skaičiai rodo tai, kad produktas tinka šiuo metu rinkai ir produktas yra priimti vartotojam yra toks, koks ir turėtų būti. Ir pirmiausia, žinot, ką aš čia atradau ir po to kalbėjau nemažai be abejo su farmakologais, kalbėjau savo sričių specialistais, kurie dirba netgi vaistų kūrime, miceliavimo technologijos plėtojime, galbūt farmacijoje. Man buvo pasakyta, kad iš principo praktiškai visa industrija, turbūt ne tik papildomo maitinimo, bet ir vaistų industrija juda ten, kur yra skysta. Tai yra tai, kas yra mūsų organizmui priimtina, tai yra ne piliulės tabletės, o tai yra skystas pavidalas, nes tai yra kartais didesnis pasisavinimas. Ir čia ne mano yra mintis, tai yra žmonių patirtis, kurie arba studijuoja tai, arba dirba toje srityje. Tai yra, pirmiausia, Fitline išsiskiria ir daugelių ekspertų netgi teigimų lenkia papildomą maitinimo rinką tame, kad tai yra pavidalas, kuris yra priimtinas mūsų organizmui ir jeigu piliulės tabletės tai yra 20-30 iš jėgos 40% pasisavinimas, tai skystas pavidalas tai gali būti 80-90, ir kartais galbūt ir daugiau. Tai tuo yra pirminis išskirtinumas. Antras išskirtinumas Fitline papildomo maitinimo tai yra tai, kad tai yra sistemos. Tai yra ne pavienis komponentai, pavyzdžiui, ten kažkas geria geležį, trūksta geležies, kažkas ten geria vitaminą C, ar grupę B, ar kitą grupę vieną ar kitą. Ir tiesiog tai toks chaotiškas gerimas. Aš pats aktyvių treniruočių periode turėjau netgi dėžutę, kurią nešiodavausi su savimi, ten buvo 7-8, kartais net 10 skirtingų komponentų ir juos vartodavau valandom, netgi turėjau programėlę tokią, kuri man tiesiog signalizuodavo, kad aš turiu išgerti vieną ar kitą piliulę tam, kad nepraleisti visos tos savo maisto papildomo maitinimo rutinos. Su Fitline yra viskas daug paprasčiau, todėl kad tai yra sekančios naujos kartos papildomas maitinimas, kuris kuo skiriasi tuo, kad tu vieną išgeri gėrimą ryte, vieną vakare ir tai yra sistema. Tai yra ne pavieniai komponentai, o tai yra sistema. Tai dabar aš tai ir padarysiu, čia turiu Activizą su selšūtu, labai kas nebandė, pabandykite, tikrai skanu ir tikrai naudinga. Be mums gerai žinomos Power kokteilio, kuriame yra selšūtas, Basicas ir Activizas, gali būti Basicas, Restoratas ir Activizas, tai yra 80% visko, ko reikia žmogui dienos bėgyje. Ir dabar mėnesio pradžioje, kas jau turi ID ir gali užsakinėti, tai yra puikia proga Lietuvoje, bet mes turime gerą pasiūlymą. Koks jis yra, paklauskite pas tą žmogų, kuris jums rekomendavo, arba jūsų sponsorių, arba kuris jūs pakvietė. Be optimalaus rinkinio, kuriame yra per 80% visko, ko reikia žmogui, mes turime dar kelis tokius produktus, apie kuriuos aš norėčiau sisteminius produktus vėlgi pakartoti. Ir kas man pakeitė apskritai, ką aš iki tol žinojau apie detoksikaciją, tai yra toksinų išvarimą galbūt iš mūsų organizmo, tai yra toks D-drinkas. Aš visada galvojau, kad detoksikacija tai yra, toksai procesas, kai tu turi badauti, kažkuo save riboti ar dar kažką tai su savim vienaip ar kitaip daryti, tai pasirodo, to nereikia daryti. Tai yra 2 savaitės. Rytinis gėrimas 0,5 valandos ryte prieš maistą, ir iš tikrųjų jisai reikia labai įdomiai, su mano patirtimi, tai be abejo, pirmiausia, tai tu geri vėlgi vandenį,
tu jauti, kad kažkas vyksta su tavo organizmu ir jisai valosi, be abejo, maisto pasisavinimas mano atveju labai stipriai išaugo, aš pradėjau per pus dar mažiau valgyti, nors tikrai nebeturiu problemų. Tai yra pakankamai nebrangi detoksikavimo sistema, aš vis dėlto šios produktus noriu ir vadinti, turbūt juos reikia sistemomis, kas nebandė, labai rekomenduoju pabandyti, tai yra D-drinkas 14, jisai geriamas yra tokiais po 2 savaitės, tai yra 2 savaitės gerite, darote pertrauką, vėl 2 savaitės gerite, na ir bent kelis kursus, tikrai nėra brangus, bet tikrai irgi vėlgi NTC technologija, kuo garsėja Fitline, ir tai yra labai toks įdomus papildoma maitinimo, sisteminis detoksikavimo priedas, kurį tikrai labai rekomenduoju išbandyti. Kitas, kurį aš irgi visai savo nesenai atradau ir kurį noriu pademonstruoti ir parodyti, tai yra, nepaslaptis, aš ir pats, pavyzdžiui, vakar šeštadienį mes pirkome pizzą, valgėme pizzą ir tai yra tie angliavandeniai, kurie gula kažkur tai pas mus, tai yra visas greitas maistas, visas baltas tai maistas, kaip aš sakau, bulkutės, visi kiti dalykai, visa tai, kas yra sunku ir ką mes turėtumėm per save, vadinkim, padėti vienaip ar kitaip organizmui tai per save pervaryti, gyvename tokiu laikotarpiu, kai greitas maistas niekur iš mūsų gyvenimo nedingsta, tai ir beje skaičiau, kad tai yra ir diabetą turintiems žmonėms, cukraus palaikymų reguliavimui, apie tai ir akcentuoja Fitline kompanija, tai kalba, tai yra C-balance, tai yra blogų angliavandenių toks, vadinkim, degintojas, tai galima pasakyti, vėlgi yra labai nebrangus, gera kaina maisto papildas, kurį vėlgi rekomenduoju turėti su savimi ir išbandyti, būnant Špairį, pamačiau, kad daugelis kolegų jį vartoja, mes irgi įsigijome ir dabar, kai jau, turime vieną kitą tokį norą pavalgyti kažko tai greito, tai galima jį irgi vartoti ir jisai turi savo privalumą. Dar viena sistema, kurią norėčiau tikrai akcentuoti, man yra 49 metai, dar nėra 50, netrukus bus, tai su Basicu arba Power kokteiliu, aš su žmona irgi geriama Generation 50+, kas čia yra? Tai yra omega, izoflavonas, liuteinas ir Q10 ir kiti priedai, kurie padaro jūsų Power kokteilį arba Basica tokia iš tikrųjų didžiulė vitaminų, mikroelementų ir kitų dalykų bomba rytinė, kurią galima, tarkim, dabar aš vartoju D-drinką, už pusę valandos išgeriu būtent šį Power kokteilį su Generation Plus vienoje stiklinėje ir yra viskas, ko reikia, turbūt iš principo žmogui daugiau negu reikia jau dienos bėgyje, jaučiasi, galiu pasakyti, iš karto. Mano atveju jautėsi iš karto. Tai tokius kelis papildomo maitinimo Fitline produktus aš atradau savo, grįžęs iš Pairio, norėjau tai su jumis pasidalinti, be abejo, aš dar po pietų išgeriu Men Plus, tai yra vyro hormoniniam fonui palaikyti įdomus tikrai maisto papildas vyrai, jeigu žiūrite, arba moteris, jeigu norite padaryti dovaną savo vyrui, tai turėkite tai omenyje. O moterim yra su kolageno lipidais, tai yra beauty, tai yra kolageno gamybą skatinantis papildomo maitinimo sistema, vėlgi Fitline, turbūt ją reikėtų taip vadinti, aš būtent dabar supratau, kodėl tai yra sistema, tai yra nepadriki, tai yra vitaminai, mikroelementai, kurie vienas kitą papildo, vienas su kitu dera ir jie čia sudėti yra specialistų, tai yra žmonių, kurie ilgą laiką eksperimentavo, dėliojo juos ir tiesiog padarė tokį rinkinį, kad mes su savo 2 gėrimais, arba, aš dabar geriu 3 gėrimus, per tą mes gauname iš principo viską. Dar ką aš savo atradau tam pačiam Špairį ir ką pradėjome vartoti, tai aišku jau praėjus virusų laikotarpiui turbūt aktyviam, tačiau kas žino, jisai bus, tai B5, tai yra būtent masinio susibūrimo vietose, tiesiog tikrai dabar turėsiu tokį didelį ir apsauginį ginklą, tiesiog tu įsipurški jo į burną, beje, jis naikina blogą burnos kvapą, jeigu jūs bendraujate su žmonėmis, be abejo, tai irgi toks viena iš sistemų, kurią turbūt Fitline linijoje reikia žinoti. Bet be abejonės viskas pas mus prasideda būtent nuo optimalių rinkinių.
Per 80% visų pardavimų Fitline ir pagal populiarumą pasaulyje tai yra būtent optimalus rinkinys, jisai gali būti dviejopas, tai yra Basicas, Activizas ir vakarinis Restorate'as, tai yra papildas, kurį aš savo atradau ir kuris duoda gilų miegą, beveik kaip nuo migdomųjų cheminių, mano atveju taip yra, arba Power Cocktailis su Restorate'u, tai yra Power Cocktailis, tai yra Activizas, tai yra Basicas ir tai yra Celšūtas viename. Ir vakare tiesiog Restorate'as. Tai jeigu galvojate, ar jums verta susipažinti, o gal dar sprendžiate ir nesate, neturite ID, arba apskritai nebandėte Fitline sisteminių maisto papildų, būtent sisteminių, ir iki tol niekas jums tiesiog nedavė jokio rezultato, rekomenduoju juos savo atrasti ir išbandyti, ir patikėkite tai pajausti. Tikėtina, kad jūs pajausite per pirmas 2 savaitės, jūs jau turėsite bendrą vaizdą, kodėl jums jų reikia toliau, arba atvirkščiai, kodėl jums jų nereikia toliau. Tačiau iš mano grupės, iš mano komandos žmonių, kuriem aš padėjau atrasti Fitline, tikrai tokių buvo labai nedaug, ir anaiptol buvo labai daug žmonių, kurie sako, aš iki tol vartojau įvairių piliulių, įvairių tablečių, daug visokių dalykų ir, pavyzdžiui, moteris geležį, ar ten kažkokį tai B grupę vitaminų, ir tiesiog neturėjau tokio efekto. Būtent pabandęs Fitline, jau po keletą dienų aš pajaučiau, ko mano organizmui trūko. Tarkim, mano atveju, mes ir žmona dažnai diskutuojam, sako, maisto nukrito, tiesiog apetitas, porcijos nukrito perpus. Kodėl? Todėl, kad ląstelės tapo pamaitintos, todėl kad ląstelės gauna daugiau negu gavo iki to ir tiesiog maisto gadinimas nustoja vykti. Bet čia buvo mano atveju. Taigi išbandykite Fitline, kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs čia pakvietė. Jeigu trūksta informacijos, irgi kreipkitės pas tą žmogų, kuris jūs pakvietė. Ir atraskite tai, kas lenkia visą papildų rinką, kai kurių ekspertų teigimu 15 metų. Taigi šiandien tiek. Gero sekmadienio visiems. Mylėkite save, mylėkite savo artimus žmonės ir džiaukitės pavasariu. Fitline.